Sveiki, Overdrive klausytojai ir žiūrėtojai. Šiandien sveikinamės iš studijos aš ir Matas. Dinai siunčiam linkėjimus. Gyvenimas vyksta. Gyvenimas vyksta ir kažkada, kada galės prisijungs. Tai čia tikimės, kad labai trumpas pitstopas Dinai. Taip. Linkime jums nesimokyti iš mūsų laiko planavimo ir grįžtame vėl už 2 savaičių ir kelių mėnesių. Kur mes buvom jūs? Tai aš pats nežinau. Bet atrodo, gyvenimas ne tik Dinai mums visiems vyko. Vyko gyvenimas ir atrodo, tik susiplanuoji įrašą ir tada perplanuoji jį. Taip. Bet yra fainų dalykų šiaip iš tikrųjų. Va dabar atėjom su Justu ir sužinojom, kad šitas įrašas tikriausiai hebryte bus 4K. Tai mes su Justu tik tais trupinius ir pleiskanas vaizduojamų plaukų nusibraukiam. Jeigu mes jums anksčiau atrodėm simpatiškesni ir staiga pakeitėt savo nuomonę, tai viskas dėl to, kad technologijos gerėja. Jeigu bus daug heito, tai man atrodo kitas video bus su VG kamera filmuotas. Taip. Tai ką, Matai, mūsų dienos planas yra aptarti, kas įvyko ir atsakyti į žiūrovų klausimus. Padiskutuoti jais turbūt, ne kiek atsakyti. Aš manau taip. Man atrodo, mes turime apie 10 klausimų atsiųstų ir tikrai yra neblogų, esam pažadėję ir Dacia Duster prizų. Taip. Ne tikrą automobilį, bet kažkas susijęs su Dacia Duster. Pakankamai arti to. Pakankamai arti to. Tai nežinau, gal tada nuo pat pradžių ir važiuojam nuo to, kad tas laikotarpis, kol laukėt šito epizodo, per jį kai kas įvyko, ne? Įvyko. Man labiausiai įvyko metų motociklas. Antrą kartą įvyko konkursas. Norėjau sakyti, rinkom metų motociklą, bet šiemet aš nerinkau. Šiemet aš nebuvau komisijai. Taip, aš galvojau, tu buvai komisijai. Žinau, daug kas galvos, ko pakalbėjom, bet aš kadangi ten kaip ir toks organizatorius, tai yra daug tų reikalų organizacinių ir dar daugiau reikalų yra išbandyti tuos motociklus. Tai praėjusiais metais ir tą dariau. Taip. Ir aš žinau, kiek buvo streso, kad viską spėčiau, nes ir vakar turėjom su komisijos nariais susitikimą, tokį aptarimą, ką galim padaryti geriau, kas buvo gerai. Ir visi sakė, velnes, kiek daug darbo. Ir iš tikrųjų, šiemet turėjom 30 motociklų. Praeitais metais 38, tai jau čia mažiau, ar ne? Bet komisija turėjo be proto daug reikalų. Mes paskaičiavom, kad labai grubiai su paklaida, tai iš viso buvo beveik 300 moto valandų. Čia per visus narius, ja. Bet tai čia daug, čia viena motociklui 10 moto valandų vidutiniškai. Ne, čia taip. Vidutiniškai viena motociklui 10. Tai grubiai vienas komisijos narys valandą ant motociklo bent jau praleidžia važiavimą. Tai čia vos ne 10 000 kilometrų. Gerai, ten buvo link 9 gal 1000 kilometrų prasukta. Tai komisija dirbo sunku darbą. Iš tikrųjų sunku ir šiemet aš labai didžiavaus, kad ta komisija mūsų labai kieta buvo. Žinai, visada būna komentarų, kasgi ten renka tos motociklus, ką jie supranta. Taip. Nu, blemba, jie supranta. Taip. Čia ne aš, kur, pavyzdžiui, aš visai neseniai čia į metų motociklo, ne visai į temą, bet į motociklizmo temą, visai neseniai pardaviau savo KTM 6 Adventure ir su tokia pusiau ašara, žinai, stebėjau, kaip tas motociklas kaip atiduodu raktelį, nemačiau, kaip išvažiuoja, nes išvažiavimas paskiau per skaudu buvo, turbūt. Ir dabar galvoju, o tai ką dabar reiktų pirkti? Ir, pavyzdžiui, nebežinau, reiškia, reikėtų išbandyti daug motociklų, kad susikurt galvoj tą palyginamąją duomenų bazę ir kad žinočiau, ar aš noriu streeto, ar aš noriu supermoto, ar aš noriu adventure vėl. Žinai, aš nieko nežinau. Aš ir dabar iš paveiksliukų vartau, žinai, įsijungiau skelbimo portalus, pavartau, pasižiūriu, man tas gal patiktų, gal anas patiktų. Bet atsisėst ir kokius 300 motovalandų suinvestavus į skirtingus motociklus, būtų wow. Žinai, kas po 300 valandų ateina kitas sezonas. Ir vėl viskas iš naujo. Tikrai taip. Taip. Tai beje, po įrašo šį vakar važiuoju vieną motociklą išbandyti, apžiūrėti. Pirkti? Taip, turbūt. Pagaliau. Tu neturėjai motociklų. Niekada. Visą laiką su svetimais. Aš vis dar renkuosi. Išbandžiau jau gyvenime, turiu apie 70 skirtingų vairuotų motociklų. Ne, mažiau. Gal 50, 60. Ir nežinau, ko noriu. O kokią varai pažiūrėt? Varau visiškos klasikos GS-o. GS-o. Tai 1010? Ne, 800, nes iš tikrųjų nesu važiavęs. Ir jie labai giriami. Man jie turbūt nepatinka
tik dėl to, kad jų yra labai daug. Bet aš kaip žmogus vairuojantis tą mašiną, kurių yra labai daug, turbūt galiu savo leisti išbandyti ir GS. Tai va, pažiūrėsiu, bičiulis geras parduoda, tai labai įdomu. Kažkaip motociklą taip labai faina, žinai, iš savo žmogaus, nu tai toksai kitoks pirkinys. Tai va, grįžtant prie konkurso, sveikinam Honda Afrika. Jinai tapo šiemet geriausia, tai va, tai turim jau 2 konkursai, turim Ducati Multistrada V4S ir Honda Africa Twin, kaip mūsų 2 karalius. Geras. O tai, bet tai klausyk, dominuotas trendas, kad adventurius žmonės mėgsta, ar ne? Taip. Ir, nu, nebe pagrindo jos mėgsta. Matyt, žinai, šiaip motociklas toksai funkcinis dalykas. Jeigu tu važinėjai tik mieste, perki strytą, ne? Taip. Bet jeigu nori su strytu važiuoti iš Vilniaus į Nidą, labai didelis kompromisas. Jo, jau, vat kaip tavo Ameriokas, jis yra funkcijai skirtas. Ten universalas, bet ką gali daryti. Taip. Tai motociklose tai ryškiai išreikšta ir jeigu žmogus nori nuvažiuoti toliau, patogiau, sėda ant adventurio. Ir iš tikrųjų yra kas, vat, ir turėjom išpolį iš vieno komisijos nario, Mariaus Eidukonė, labai fainiai per uždarimą išėjo su plakatu, sakydamas adventure užkniso juodai. Ir galima jį suprasti, čia kaip mes automobilistai priešinamės suvams. Taip. Bet, pavyzdžiui, aš pats irgi mėgstu ant motociklo kaip ant žirgo sėdėti, kad nei pilvas spaudžia, gali pavalgyti, sustoti ir patogu, ir nepavargsti, ir vėjas nepučia. Ir mieste patogu važiuoti ir gali... Ir labai siejasi galbūt su ta tokia laisvė, kad tu išvažiuoji už miesto, tarkim, ir tu kur nori ten važiuoji, ką nori tą darai, ne? Taip. Tai va, todėl aš bent jau žiūriu tą middleweight adventure, nes aš kaip nedidelis žmogus, ten ant kokio 1200 gas atsisėdęs, nu, turbūt į žvirkelį siauresnį nebevažiuosiu, nes bijosiu apsisukinėti ar panašiai. Ok, fair enough. Tai va, tai turėjom šitą maratoną, dabar Dakaras baigęs, prasideda Dakaras, jau galvojom, kaip daryti. Aš tarp kitko savo pardavęs, iš kolegos pasiskolinau seną, kokiu 12 gal metų 690 Duke'ą. Ir žinai, jis vieno cilindro, mano buvo karburatorinis, šitas įpurškiminis, jau tas motociklas daug labiau civilizuotas, žinai, plus jis strytas, tai su jo mieste, ten kažkur apsisukinėt, kažką daryti, taip lengva, bet žinai, ką supratau? Aš nežinau, ar aš noriu stryto, dėl to, kad aš važiuoju per tas visas duobutes ir aš galvoju, o tai palauko, tai kur sofistikuota pakaba? Taip. Nes mano adventuras, tai jisai, ar tu važiuoji Kęstučio gatvė, kur ten visą pasiūtpolkę gulinčių policininkų, ar tu važiuoji per kokius kelio remontus, per žvyrą, per ką, tu tik tais gazo dar nori atsukti prieš tos neligumus, nes atidaryti amortizatorių. Taip. Man turbūt labai akį merkiu į skramblerius visokius. Aš irgi, reiktų pabandyti. Jie faini, tokie tarp streeto ir adventurio, stilingi, lyg čia labai reikėtų to, bet nu, tokia faina kategorija. Aišku, prie jūros su skrambleriu nebūtinai ten bus taip patogu. Taip. Ar mes čia važiuotojai tokie? Nu jo, logiška. Ok, tai įvyko metų motociklas, žodžiu, ir kitais metais tikriausiai kartosite. Planas toks, norisi kažkaip, žinai, matyti bendruomenę yra faina, nu, tu žinai, motociklų yra kitokia bendruomenė, nei ten geresnė, nei blogesnė, bet ten kitokia, tai labai faina būti joje. Pilnai suprantu, nes įvyko ir press ralis, kuriame tu gaila, bet šiais metais Labai nestartavai. gaila, žinok, žiūrėjau ir liūdėjau, bet čia jau tu papasakok. Palauk, tu Širvintose buvai atliekęs. Buvo atvažiavęs į tą sprintą pažiūrėti, jo, ir įspūdinga žmonių. Žiauriai, žinok, siekiau sudalyvauti, nes suspėjom, tai tą pačią starto dieną, kada jau buvo tas, dar neoficialus startas Širvintose, tai tą pačią dieną baigiam koreguoti programą variklio, žinai. Tai praeitais metais nespėjau dėl to, kad, gal birželio pabaigoje tik tais užsivedžiau, žinai, tą mašiną. Šiais metais jau kaip tikri studentai, paskutinę naktį, žinai, kursinį darbą rašėm, žinai. Tai tokiu būdu išvažiavom į tą press ralį ir truputį gaila, kad press ralis tapo bandymų poligonu, nes pasimatė, žinai, silpnusios vietos, ką reikia pasitobulinti, kur reikia pasigerinti, kažkur kažkoks, pasirodo, tepaliuko badas atsirado, žinai, posūkiuose, tai karterį vėl užsisakiau, vėl laukiu, žinai, tokių dalykų. Tokie reikalai, žinai, bet antrą dieną pavyko gerai pagazuoti, tai labai pasimėgavau, žinok, toks. Man
kažkas yra pasakęs ir aš pilnai pritariu, tai yra benzingalvių kalėdos. Ai, Valdas Valiukevičius sako, ne, metų automobilis yra kalėdos. Ne, Valdai, man presralis yra didesnės kalėdos ir dar nauji metai kartu sudėjus. Mačiau šitą diskusiją jūsų. Taip. Nes nu tiek skirtingų fainų greičio ruožų, tas vaibas, žinai, susirenka visi benzingalviai, tu su visais apie bet ką pasišnekėsi, žinai. Ir dar buvo toks jokingas nutikimas. Nu, mums ten vidutiniškai labai sekėsi, mes nieko nelaimėjom, žinai, su komandinė įskaita antrą vietą pasiėmėm, bet tik tiek, žinai. Bet šiaip nerezultatui važiavom pasitestuoti, bet sugrįžęs prie namų jau lupu tos lipdukus, žinai, vieną po kito lipu nuo mašinos lupu. Ir prieina vaikinas jaunas ir sako, nu tai kaip presalis, tai išsikalbėjom su to vaikinu gal valandą laiko, pasirodo, startavo jisai buvo šturmanas kažkokiam Porschiniam ekipaže. Geras. Tai žinok, su juo taip smagiai prasišnekėjom, ta prasme, nu tai vat, tas presalis kažkaip vis tiek matosi, žinai, pasibaigė, aš dar gatvėje matau. Tai viena mašina su lipdukais važiuoja, tai truputį jokinga, žinai. Žinai, man atsiminiau, kaip pasakoju dabar visą šitą ir Egidijus Babelis per radiją interviu labai fainai pasakė, sako, čia nėra jokio čempionato dalis, todėl nėra tokios piktos konkurencijos, visi konkuruojam visiškai iš draugiškumo. Ir aš pamenu, kai prieš 2 ar 3 metus Klaipėdos autodrome mes stebėjom, tada mes buvom klasiai, man atrodo, varžovai, tai mes važiavom su BRZ, tai buvo prieš 3 metus. Ir mes ekipaže, mūsų ir tavo ekipažas dėl pirmos vietos kovojom. Taip. Ir pamenu, mes žiūrim, kaip tu važiuoji autodromą ir staiga, dingai, tu įgriovi tada tenai šiek tiek. Nulėkiau. Aš pamenu, kaip mes išsigandom dėl tavęs, galvojom, kad tik nesusigadintum rezultato. Mes nežinau, kiek ten buvo 100 metrų. Bėgom, su domuku bėgom ir kiti bėgo. Greičiau tave išstumti, bet kol atbėgom, tu spėjai išvažiuoti. Tai man net šiurpai eina. Ten geras faina, jo. Ir tada Matas laimėjo. Ir ten buvo geras. Visiškai pelnyta, mes su domuku sakėm, Matui pralaimėti yra garbė. Šiaip kas nežino, tai Matas yra turbūt, neturbūt, jis yra vertas absoliutaus čempiono titulo. Nėra tokios įskaitos. Nėra neoficialiai. Mes turim neoficialiai visi tą siekį. Šį kartą Bilinskas tai padarė. Tai Bilinskui irgi negali nieko sakyti. Aš manau, kad dabar prieš sportininkus kovoti yra, ko neįmanoma. Dėl to, kad su tokia technika Hebra suvažiuoja, kad tu nieko nepadarysi. Mano mašina jau yra savotiška bomba, žinai. Bet atvažiuoja Hebra su GT3 RS-ais, GT4 RS-ais, Porsche'ais. Tu ten daryk, ką nori, tiesiog kita lyga yra, žinai. Ir kito kalibro vairuotojai, kurie pastoviai žiedė, važiuoja. Bet yra be galo smagu su jais visais sušokti vieną trasą ir pasižiūrėti, tai kaip ten, kur ten, kokie laikai, žinai, kieno ir panašiai. Tai tas faina. Bet tu pažiūrėk, koks automobilių parkas nuo bombinių Ameriokų tavo iki Porsche, Ferrari, Dacia. Dujinė Dacia. Čia buvo kuri buvo antra savo klasė. Taip. Savo klasė, taip. Labai geras. Dar aš irgi lenktynėse dalyvavau už prieš kelias dienas elektromobilių. Gerai, varžybose, lenktynėm aš to nevadinsiu. Taip. Ir nesakysiu kodėl, nes daug išliesiu čia tulžies. Per daug energijos išleisiu. Per daug. Bet 4. mano startas šturmano kėdėjai buvo ir prieš 2 metus tapom su Dainium Leonavičium čempionais. O šį kartą tapom 2 vietos nugalėtojai galingiausiai klasiai. Praleidom priekį Kupčiką su Taikanu, o mes visai garbinga. O mes su Tesla Model 3 likom 2. Ir be įkrovos nuvažiavom prie jūros, pro Panevėžį ir Kražius. Tai... Geras. Tu dabar pasakėjai vienam ar keliuose sakiniuose tokius raktinius žodžius kaip Porsche, Taycan ir Tesla. Ir aš prisiminiau, kad visai neseniai skaičiau Medijoje apie tai, kaip, jeigu neklystų Jungtinėse valstijose, Porsche'as sumokės pinigų už tai, kad jūs switchintumėt nuo Teslos ant Porsche. Rimtai? Aha. Okay. Jie turi kažkokią paleido tokį kampeiną, kad neva jeigu tu atsisakai savo Teslos ir perki naują Taycaną, turbūt elektrinį ar kažkokį kitą elektrinį Porsche, ar jau yra kitas elektrinis, tas Macano kažkoks. Jo, Macano išleido elektrinį. Tai jeigu tu perki kažkokį ten elektrinį Porsche, tai gauni ar $5,500, žinai, diskauntą. Žodžiu, perki 3 beveik brangesnį automobilį ir gauni 5,000. Taip. Bet vis tiek, jie bando, žinai, konkuruoti, bando atsiriekti vis didesnį rinkos
rinkos dalį, tai tikiu, kad ir tas kūrybiškumas atsiskleidžia rinkodarai, žinai. Abu tie automobiliai, tiek Porsche Macano nebandžiau, Taycanas, tiek Tesla, sakykime, Model 3 tas naujas yra savai puikus, bet labai nekonkuruojantis tarpusavį. Bet žinok, aš vis tiek, aš jūs tai vis galvoju kiekvieną kartą ir vienaip ir kitaip pažiūriu, Jesus, kaip aš nenoriu elektromobilio. Mieste viskas gerai, gal ir vairuočiau ten Volkswagen Upą. Man labai patinka, pavyzdžiui, Sparko Upas, mes jau tai esam kažkuriam podcast'e apkalbėję, bet kaip aš nenoriu tiesiog elektromobilio, aš tiesiog, sorry, dabar elektromobilių fanai mane mėtys akmenis, bet neįdomu. Aš tai iš vis net nebetikiu, gal niekada stipriai ir netikėjau, bet netikiu, kad elektromobiliai taps nauja norma kada nors. Aš ir kuo toliau, tuo labiau visi gamintojai panašu, kad grąžina dalį investicijų prie internal combustion variklių ir bent jau skaičiau, kad liktais buvo Subaru ir bejots Toyota susitarimas tą daryti. Dabar visai neseniai Mercedesas tą patį pasakė. Tai po truputį, man atrodo, kažkaip jie atsigavinėja, ta prasme, ir patys gamintojai gal jau nebemato tokio didelio intereso toje elektrifikacijoje. Gali būti, jeigu put your money where your mouth is, tai jeigu jie pakeitė pinigų srautus, tai matyt, kad... Ir plus kitas dalykas yra tas, kad tikriausiai, aš galiu aišku ir klysti, bet tiems, kam labiausiai reikia elektromobilio, jie jau jį turi. Būtent. Rinka užsipildė. Žinai, tu negali įtikinti žmogaus, kuris gyvena ten Pašilaičių gatvės daugiabutyje 6 aukšte ir neturi savo parkingo, pirkti elektromobilio, nes nėra prasmės, nesąmonė. Tai tai klausimas, ar nėra ta rinka užsipildžiusi, nes salesai visame pasaulyje po truputį vėsta. Tai tas jaučiasi. Panašu, kreivė tiesiog lyginasi ar ne, ir dabar naujų elektromobilių vairuotojų vis mažiau. Taip. Tiesiog keičiasi 2, 3 perka savo elektromobilių žmonės. Truputį dabar truktelsiu rankinį ir pasuksiu į kitą temą. Kaip slalome. Kaip slalome, aplink Fiškę 108 laipsnių. Ar tu matei BMW M135 naujai hot hatchą? Čia yra tas automobilis, kurį BMW padarė, pažiūrėjo į Kia Ceed nuotrauką. Tu matėjai? Mačiau. Kokios tavo jūs tai nuomonės yra apie tą automobilį? Tai, kad aš neturiu stiprios nuomonės apie tą automobilį, yra mano nuomonė. Taip nerišku ir taip nuobodu. Aš vis dar nesuprantu, kaip jie nuo tų tokių, žinai, idealizuojamų vairavimo etalonų perėjo prie tokių automobilio, kurie net nebeturi identiteto. Ta prasme, tas BMW atrodo lygiai taip pat kaip 2019 metų Kia Ceed. Tai kurioje čia vietoje yra ultimate driving pleasure? Gal ir vairuojasi kažkiek, bet aš... Turbūt BMW lyg ir visada vairavosi gerai, bet tai yra kartu ir stilius. Nes jeigu tu jau esi užkietėjęs vairuotojas, tai tu nori, kad gerai atrodytų ta mašina. Aš tiesiog nebesuprantu, ką daro gamintojas. Man atrodo, kad mes į kitą galbūt podcastą atėję pabandysim jums ir kažkokių fotkių pamėtyti, nes liktais tokį funkcionalumą irgi galėsim 4K formate įgyvendinti, matysis kiekvienas pikselis. Tai bus labai, labai aišku, apie ką kalbam, bet pasižiūrėkit, iš tikrųjų BMW M135i versus Kia Ceed, ten yra tikrai nesutapimas. Ir gerai, dar pasakykite tada komentaruose, kas jums gražiau. Ar Kia ar BMW. Be išvedžiojimų. Team tas ar Kia tas? Versus Team BMW. Taip. Bus tiesiog įdomu pasižiūrėti, kas... Aš paskutiniam dienom kelis kartus naują 7 serijos BMW vis gatvėje pamatau. Jis yra beproto didelis. Labai didelis. Už CHR aukštesnis. Važiavo šalia. Gali būt, taip. Ir dizainas toks, koks yra. Toks new age-inis labai jau. Monumentalus kažkoks, bet kažko tokio labai daug. Man atrodo, kad truputį prarado jie savo tą identitetą, arba jie bando, žinai, šiaip tai, ką jau kažkada, man atrodo, esu akcentavęs, kad jie inovuoja dizainą ir paskiau po 5 metų pasimato, kad net kiti jau tai padaro, kaip BMW darė, žinai, nes jie vis tiek turi autoritetą automobilių rinkoje, žinai, industrijai visai. Bet šiai dienai, tai kaip ir Chris Banglo, tas EM5, EM6, 7 serijos, buvo siaubingas automobilis. Ir iki šiol liko. Ir iki šiol liko. Tas prieš tai buvęs
E38, jeigu nesuklysiu. Aha. Labai gražus buvo 7 serijos, paskutinis gražus 7 serijos. Skaitosi vienas gražiausių sedanų turbūt istorijai. Gali būt. Neseniai girdėjau, Gali būt. Instagrame vieną apžvalgininko sako, tai, gerai, jis pats tokį turi, tai gal dėl to. Ai, jisai biased. bet dar apie tą, pameni, kai mes pykom visi dėl tų žiaunų M3, M4, dabar man gerai atrodo. Jos prigijo, priaugo ir aš sakyčiau, kad netgi pasiteisino. Taip. Jie sukūrė hypą, žmonės paheitino, parantino, dėmesys buvo, žinai, bet kažkaip visai sėkmingai išsivartė. Žinai, toks skandalingas, įėjimas į marketą. Pavarė. Manau, kad marketingas padarė savo namų darbus, žinai, 10 vos. Nu, tipo. Ką, gal turim... Taip, keliaujam prie klausimų, nes tu praeitoj laidoj, kuri buvo paskutinį kartą turbūt publišinta prieš kokį 1,5 mėnesio. Gerokai per seniai. Mes paprašėme jūsų, kad užduotumėt mums klausimų ir uždavėt, jeigu nesuklysiu, maždaug apie 10 klausimų ir pasiliekam tą vieną jūs, tai tada mes pabaigai. Gerai, toksai filosofas. O nuo antro galim ir paskaityti. Čia kažkoks parašė, galbūt Ernis, va toks nikneimas žmogus. Kažkoks vardas jo galėtų būti. Tikriausiai Ernestas galbūt. Šiuo metu itin tobulėja dirbtinis intelektas. Kaip manote, kiek daug AI-us gali palengvinti ir pasukinti vairuotojo gyvenimą ateityje? Ar galėtų būti galimybė integracijai senesniuose automobiliuose, ar negali būti, jog dirbtinis intelektas atimtų vairuotojo galimybę vairuoti bendrai? Pavyzdžiui, įstatymiškai uždrausta, nes taip saugiau. Ką tu Justai manai apie dirbtinį intelektą automobiliuose ir vairavime? Aš galvoju, paklauskim pirmą dirbtinį intelektą. Dirbtinį intelektą, pasakyk, ar tu padėsi vairuotojams ateityje vairuoti automobilius? Galvoja. Dar bando suprasti klausimą. Taip, dirbtinis intelektas jau dabar padeda vairuotojams ir tai bus dar labiau akcentuojama ateityje. AI technologijos kaip autonominis vairavimas, pažangių vairuotojo pagalbos sistemų, ADAS tobulinimas, taip pat ir navigacijos bei saugumo funkcijos jau žymiai gerina vairavimo patirtį ir saugumą kelyje. Ar tau pačiam teko išbandyti kokias nors AI paremtas vairavimo funkcijas? Į diskusiją nesiversiu. Aš pirmas mano komentaras, jis turbūt kokio Valdo Adamkaus giminaitis, nes akcentas Amerikoje gal stažavosi. Panašu, taip, labai juokinga. Bet aš pritariu dirbtiniu. Aš manau, kad dirbtinis intelektas pavers automobilio sistemas vis geresnėmis, pradedant nuo valdymo balsu. Sakykime dabar, taigi, ar tu kada nors naudoji valdymą balsu automobilį? Tikrai ne. Kai išėjo naujas GLE Mersas, atsimenu, buvo faina, nes pasakai, hey Mercedes, switch on ZipFM ir tau jungia tą ZipFM, žinai. Jeigu gerai veikia, bet dažniausiai veikia šiaip. Jo, veikia vidutiniškai. Ir turi pasakyti iš anksto numatytą komandą. Su dirbtiniu intelektu galėsi kalbėti tiesiog, taip. Galėsi sakyti, įjunk man kažkokią tai muziką, kuri tiktų mano liūdnai nuotaikai dabar. Taip. Tai palengvins ir tikiu, kad dirbtinis intelektas galės gerokai geriau įvertinti eismo situacijas, naudodamasis, reiškia, tuo kaip čia, neurotinklų savo, ar ne? Ne tik iš anksto numatytas eismo situacijas įvertinti ir pagal tai stabdyti ar kažką daryti, bet ir proaktyviai tai daryti. Tai turėtų didinti saugumą. Aišku, reikia, kad ir kiti automobiliai turbūt tuo naudotųsi. Čia vėlus atvejs, kai visi naudosis ir bendraus 5G, sakykime, ryšiu, ar ten 6G kažkokiu. Tada eismo saugumas padidės. Bet šiaip bendrai vertinant, žinok, aš tai nematau, kad tas dirbtinis intelektas čia dabar darytų kažkokį labai didelį proveržį būtent automobiliuose. Aš suprantu, kad gali būti tikrai didelė pagalba funkcijų valdyme balsu. Čia yra pagrindinis ir pirmiausias dalykas, kur pajausim. Bet visa kita, tai man atrodo toks truputį kol kas per daug galbūt hypas didelis ant to viso dirbtinio intelekto, nes už tave jisgi nevairuos bent jau kol kas. Žinai, gal reikėtų paminėti tai, kad neurotinklai, taip turbūt vadinasi, tarkim Teslos, kiek žinau, jau seniai yra naudojami jų šitam autonominio vairavimo algoritme, ar ne? Tai tas neurotinklas yra kažkuria prasme dirbtinis intelektas.
Tai nėra, kad nebuvo ir atsirado staiga šita technologija. Tobulinama buvo. Jinai dabar tiek išsprogo ir mes visi sužinojom, kas jin tokia yra ir turim tiesiog telefone. Tai tikrai perversmo nebus, bet jau ChatGPT, kuris yra ryškiausias tas kalbos modelis, dirbtinio intelekto įrankis, jau gamintojai pradeda integruoti savo modeliuose ir tai tikrai tai bus multimedijos valdyme palengvint situaciją, nes mygtukų neturim. Nebejoju. Dėja, bet turim lėtinės. Bet aš dabar galvoju, gal man čia bus kaip dar vienas toks technologija tokia, kuri padės atskirti, kurie automobiliai yra faini, kurie ne. Nes pavyzdžiui, aš žiauriai nemėgstu tų planšetinių ekranų. Aš tiesiog jų nemėgstu automobiliuose ir man visi automobiliai be jų yra geresni. Taip. Tai gal AI-jus iš vis, žinai, mašina su AI-jum bus šūdas, senos mašinos, kur viskas mechaniškai bus cool. Aš nežinau. Ja, žinai, kita vertus, su tuo AI-jum, sakykim, galim turėti tokio dydžio ekraniuką, kuris rodys temperatūrą salono. Ir visą kitą galės sakyti. Taip. Bet beje, apie ekranus, tai dabar atvažiavau su Volkswagen Tiguanu, kurio ekranas yra lygiai tokio dydžio kaip tavo kompiuterio. Labai nepatogu. O Jėzus, kur juda pramonė. Pasaulis. Judam prie kito klausimo, ne? Autofanas parašė. Kaip manot, ar visgi hibridai įsivyraus miestuose kaip pagrindiniai automobiliai? Plug-in, mild hybrid pasirinkimai kasdienai. Šiaip tai aš visai tikiu hibridinę technologiją, ypač mieste, tai turėtų veikti neblogai, neišpučia automobilio kainos labai stipriai. Neįdomu vairuoti truputį. Aš visur, sorry, hebrytė, aš visur pritempinėsiu, kad tos visos naujos technologijos yra šūdas, nes neįdomu vairuoti. Aš senas dėdas būsiu tas, kuris tarška, kad mašinos turi būti benzininės ir mechaninės. Gerai, automatus kai kurios galima užskaityti. Bet hibridai ir ypač mild hibridai, aš manau, kad čia visai, aš jais labiau tikiu negu elektra, šiaip. Jo, aš su taim 100% sutinku. Nes neišpučia kainos, elektromobiliai yra tiesiog per brangus ir, sakau, elektromobilius aš matau kaip antrą automobilį, mažą kompaktišką sprendimą miestui. Aha. Keliaus toli, šūdas. Jo. Kažkaip pas Toyota jau nekartą įrodė, kad jie yra toliaregiškiausiai žiūrintis gamintojas. Panašu į tai. Jų investicijos į hibridus, aš vis labiau jais tikiu. Dabar buvau prieš kelis mėnesius Ispanijoje, kur bandžiau tiek atnaujintą Yaris su 5 kartos, man atrodo, hibridinė sistema, tiek naują CHR plug-in hybridą. Apie pluginus aš turiu savo nuomonę, aš manau, kad jie nebūtinai reikalingi yra, arba specifinių atvejų, kai turi lėto krovimo stotelę namie ir kasdien važinėjai nedaug. Kaip ir, okei. Bet, sakykime, tas pats Yaris, miesto mašiniukas, turi 130, man atrodo, arklio galių, sąnaudos mažos, kaip tiek pat arklio galių turintis tik vidaus degimo variklis imtų 8 litrus mieste kokius. Jeriukas ten, manau, su 5 susitvarko. Ir vikriai važiuoja. Ir garso izoliacija pagerėjusi dėl tos CVT dėžės, kuris yra šlikštokas tas garsas. Taip. Tai aš už hibridus šiaip jau kurį laiką manau, kad tai yra optimaliausias toksai kasdieninis variantas. Liūdnoka gaida entuziastams jausi, bet taip yra. Bet, žinai, mūsų yra mažuma ir mūsų mažumai ta pati Toyota dar turi ten perliukų ir gamintojai dar padžiugina. Aš irgi pritariu. Kuo daugiau bus, esam šitą jau sakę, kuo daugiau bus hibridų nuobodžių taupių, tuo mes turėsim daugiau variantų turėti neprotingų mašinų. Tuo didesnė tikimybė, kad Celica ir MR2 atgims. Taip, nesuvais. Jo, nesuvais. Nes, tarp kitko, visai neseniai mačiau, atsimeni tokį seną legendinį automobilį Ford Capri? Taip. Dabar bus Ford Capri SUV. Yes. Ką jie padarė su Ford Puma, jie atsimeni seną Ford Puma, sportinis, gražus, visai funky automobilis su išpūstom arkom, žinai. Ford Puma atgimė, žinai, crossoverio pavidėlę. Tai Capri... Kaip gerai, kad jie Mustango... Palauk. Oi, palauk, man atrodo. Palėtė į skaudžią temą. Bent jau ne... elektrom... Taip, toliau. Vytautas Gryksas
rašo. Ką manote apie autoentuziastų klubų kultūrą? Kodėl tik pavieniai išlikę? Čia toks geras klausimas iš tikrųjų, nes entuziastų aš manau, kad yra daug, bet visi galbūt, žinai, tie senoviniai forumai ir visokie autobanginių laikų judėjimai, jie tiesiog suskilo dėl to, kad nebėra tų socialinių tinklų, tų forumų nebėra. Hebra perėjo turbūt į Facebookus, o šiaip klubeliai kažkokių draugų ratų suvažiavimai, man atrodo, kad jie vis dar tėra. Ar nėra po truputį jie atsigaunantys? Žiūrėk, ir savaitgalį buvo lik japoniškų automobilių, nebūtinai japoniškų mytas, vis tokių kokybiškai daromų. Aš sakyčiau, gal va, tavo labai geras šitas, kaip čia, referencas, dėl to, kad galbūt evoliucionuoja tie susibūrimai ir tai tampa nebe klubų dalykai, o tiesiog susibūrimai, bendrai. Jeigu tu prijauti automobiliams kultūros. Automobilizmo kultūros, ne? Taip. Tai aš tai, pavyzdžiui, labai laukiu, kada Lietuvoje atsiras kažkokie tokie kokybiški suvažiavimai, kaip kad žmonės Didžiojo Britanijoje turi Cars and Coffee. Ir panašiai. Matai, atsiras, kai mes padarysim. Padarom? Overdrive, Cars and Coffee, hebrytė. Jau, žinok, visai jaučiu. Kokios lokacijos reikėtų tokiam renginiui? Reikia geros kavos. Reikia geros kavos, čia jau riboja. Nemažai bet dalykų. Aš turiu minčių. Turi minčių, turiu. Ir reikia, ir viskas. Ir reikia parkingo. Jo, reikia parkingo, bet reikia tokios patogios lokacijos, kad būtų galima atvažiuoti, kad nereiktų ten marozint labai stipriai, žinai, reiktų taip biškai prisižiūrėti tą tvarką, bet fainas yra tas vaibas, kada žmonės susirenka automobilistai, nenorintis parodyti, kaip čia mano popkornai šaudo, žinai, kaip čia velia ratus trečių iš eigos, bet tiesiog pabendraut, pašnekėti apie mašinas, nes man, pavyzdžiui, yra didelis malonumas bendrauti su žmonėm, kurie yra tokie pat automobilistai kaip aš. Aš galiu šnekėti, žinai, apie, nežinau, apie Alfa Romeo Giulia Sprint, seną mažą automobiliuką, nes jis yra nuostabus. Ir atsiranda žmonių, kurie supranta, pritarė ir iš to, žinai, fainas dialogas gali atsirasti, tipo. Bet susikviesti Hebra, kuriems svarbiausia yra parodyti, kaip čia pas mane juodas dumelis, žinai, eina. Ne, čia kaip į Mocų mytą britvininkų prisikvies. Ir britvininkų tų blogąją prasme. Taip. Reiktų kokybės kontrolės. Ir dar tada reiktų, parašėt BMW ar Kia, tai ne taip svarbu kaip šitas. Atsakykit, norėtumėt, atvarytumėt, nes žinok, pakalbėsim, užkulsius yra variantų. Jo, reikia gal mums ir savo Overdrive Instagrame irgi kokius story pasikelti su šita idėja. Ir reikia tokios iniciatyvos, nes šių metų sezonas tik prasidėjo. Visi išgara. Va, tik dabar kampai sureguliuoti. Svarbiausi renginiai vyko, rankos atrištos. Važiuoja. Mes galėtumėm kažką tokio iš tikrųjų paorganizuoti. O žinai, dar atsakant tiksliai tą klausimą, aš galvoju, kad tie patys socialiniai tinklai išnaikino bendruomenės. Nes žiūrėk, ateidavai į forumą ir tu skaitydavai forumą. Taip. O man tikrai būna, aš darbe, sakykime, administruoju kelis Facebooko puslapius. Taip. Ir būna, darai darbą, rašai laišką, gerai, paskui užeisiu Facebooką, nes man reikia padaryti X darbą. Taip. Užeinu Facebooką, mano dėmesys kažkur nueina, paskaitau. Susiranda kažkokią reklamą. Jo. Pabūnu, išjungiu Facebooką, grįžtu į mailą ir galvoju, palauk, aš taigi ten nejau šitą. Vis sunkiau išlaikyti dėmesį bet kur. Taip. O tie forumai būdavo be jokių dėmesio blaškimų. Tai aš manau, čia toks filosofinis, gal plačiai apimantis gyvenimą, bet manau, tai šiek tiek prisidėjo. Tai žodžiu, mes šitos idėjos tikrai įsidedam šitą idėją į spintą, užrakinam, bet rakto nepaslepiam. Jo, giliai nekišam tas idėjas. Kitas. 5 klausimas. Taip. Kodėl Lietuvoje vis mažiau japoniškų automobilių išskyrus Toyota? Atsidarius skelbimų portalus, matom, kad pavyzdžiui vien tik Volkswagen pardavime daugiau nei visų japoniškų automobilių kartu sudėjus, neskaičiuojant Toyotos. Yra toks dalykas, aš irgi pastebiu, kad kiti japoniškų automobilių gamintojai kažkaip nenoriu sakyti žodžio miršta, bet darosi netokie populiarūs. Geras pavyzdys, man atrodo, labai geras pavyzdys yra Mitsubishi. Kai prisimenam šitą gamintoją kokiais Fast and Furious laikais, tai žiūrėk, Gamoj turėjom Eclipse,
3000 GT buvo toksai fainas automobilis, ne? Evolutionas. Buvo į ką paganyti akis. Taip. Ir fanam, Mitsubishi, vairuot Mitsubishi yra jėga, nes Mitsubishi yra ir Evolutionas, ir Eclipse'as, ir 3000 GT. Taip. Dabar pasižiūri Mitsubishi Gamma, tai pataisyk mane jūs, tai bet man atrodo yra 4 ar 5 suvai. Vienas iš jų beje pavadintas Eclipse Cross vardu, apie ką mes jau kalbėjom, kaip jie pernaudojo pavadinimus. Vienas iš jų, galvoju, ar Nissanas, ar Renault rebadžintas? Renault rebadžintas. Taip, tu teisus. Tai bet jie patys savaime kažkaip po truputį nyksta. Tie patys Nissanai tai yra kas? Yra vėlgi Renault. Taip, ta pati grupė. Taip, ta pati grupė. Subaru. Subaru Gamma nepriklausomas. Nepriklausomas, bet ta Gamma irgi tokia, apyliūdinė. Turi Japonijos rinkoje, turi fainų modelių, taip. Bet Europoje taip, turim Outbackas, man patinka, pavyzdžiui, ir aš nesuprantu, kodėl jis nėra toks populiarus. Yra tas momentas. Jo, Outbackas yra, lenkiu galvą, labai fainas automobilis. Naujas Foresteris, jisai yra... Žinok, aš nebežinau naujų automobilių pavadinimų. Taip, tai Foresteris liko Foresteriu. Yra XV, dabar vadinasi Crosstrek, kaip ir Amerikoje visada vadinasi. Okay. Ir jisai toksai geras, bet neekonomiškas. Taip. Tikrai Tada turim kokį nors dar Suzuki, kuris visada buvo visiškai nišinis ir turėjo tik tais ten kažkokius tai mielekus Jimny arba kažkokias mašinas, kurios biški apie kažką, bet šiaip apie nieką. Jimnis yra, bet nėra. Yra, bet nėra, jisai tik komercinis. Taip. Aš žinau, gatvėse dabar pamandau Jimny. Kepurė reikia nukelt. Laimingi žmonės. Nes laimingi žmonės vairuoja. Ir vėl, kitos rinkos. Indijai tai Jimnis yra 4-duris, 5-duris, sakykime. Taip. Turbūt neturėtų didelio pasisekimo čia, bet tai būtų tose karmytose. Taip. Su tokiu Jimniu, tu įsivaizduok. Taip. Tu turėjo kokią nors sportinę mašiną, tu su šituo atvažiuoji ir viskas, tu karalius. Taip. Sakau, Jimnis, aš esu vairavęs Jimny, man buvo labai smagu. Taip. Aš važiavau tiesiam kelyje ant 9. Gaudai vairą, nes ta mašina kažkur nori bėgti, žinai, priklausomai nuo vėjo krypties, iš miško išvažiuoja į gūsius, tas visą mašiną sutampo tik tais, neprailgo. Sėdi dviese, beveik susiglaudo. Taip, romantika. Ten yra romantika. Man patiko, kaip ten mechaniškai viskas, važiuoja 2 varomais, tai vairas sukiai iki galo. Taip. Įsijungi 4, jau parkuoja, susuki vairą, jisai sustoja. Taip. Labai gerai. Fainai. Tai turbūt atsakymas, todėl, kad masiai skirtus automobilius gamina Toyota. Taip. Kiti irgi gamina, bet aš manau, kad, žinai, pirkėjai patys truputį diktuoja tą visą, kaip čia, pasiūlą, taip išeina. Taip. Nes, jeigu jie nebeperka Mitsubishi, tai Mitsubishis nebegamina automobilių ir obviously jie vietoj Mitsubishi renkasi arba Toyota, arba Volkswagen, arba nežinau, beje, Mitsubishio nebėra Lietuvoje kurį laiką pardavimų oficialių. Tai nors kitose šalise dar yra. Ispanijoje mačiau dar. Man atrodo, JAV jie vis dar turi pakankamai reikšmingą rinkos dalį. Ir tenais, bet žinai, ten kitos rinkos labai niuansai. Kita rinka. Jo. Tai aš manau, kad patys japonai yra patys kalti. Soriukos. Taip. Kitas klausimas, taip, rašo Marius M8020. Va toks. Čia, man atrodo, yra tiesiog kažkaip YouTube'as parenka tokį neimą, kai tu nesi kažkur kažko aprūvinęs. Ar pirktumėt savo Duster šeimai išvykoms į gamtą? Ar geriau senesnis Outback, ar Forester asmeniškai jums? Jūs tai kokia tavo nuomonė? Jo, man naujas Dusteris labai patinka. Ir tu vairavęs? Aš vairavau tą naujausią, jis yra 4 varomas, turi blokuojamą kažkurį reduktorių. Viskas ten fainiai. Ir išvykams į gamtą jis turi fainų žaisliukų, ten tokie klipsiukai, kur prožektoriuką gali uždėti, gali kažkokį camper packą nusipirkti, sleeping packas, kur išsitęsia palapinė iš bagažinė, žodžiu, miegamoji vieta pasidaro. Tai pirkčiau, bet pavyzdžiui, man pakankamai nemažai tenka sukti kilometrų važiuojant į pajūrį, ar ne? Ir čia buvo klausimas, ar geriau senesnį Outbacką. Tai jeigu kalbam apie Outbacką senesnį 3-4 metais,
bendram poreikiai, turbūt Outbacką rinkčiausi, nes mėgstu ilgose kelionėse ilgesnės bazės automobilius dėl komforto. Taip. Sunku atsakyti. Šiaip Dusterį nupirkčiau, jis fainas. Aš tai, žinok, turiu truputį kitokią nuomonę, nes aš manau, kad, va čia pats klausimas, išvykoms į gamtą, žinai, va toks. Tai dabar naujas Dusteris vis tiek yra šiaip, tai yra naujas automobilis, tai jis nėra pati pigiausia alternatyva. Tai aš, pavyzdžiui, ką daryčiau, aš susirasčiau ir nesunkiai, manau, susirasčiau už mažesnę, gerokai mažesnę negu Dusterio kainą, naujo Dusterio. Aš manau, kad aš susirasčiau ir man labai patinka tie short wheelbase dideli SUV-ai, offroadiniai. Pavyzdžiui, tas pats Toyota Land Cruiseris, jis yra dvituris, short wheelbase'as. Ir aš ten įsivaizduoju, pavyzdžiui, mes su savo šeima, žinai, aš dar dukrą įsimetu ten į galą ant galinės sėdynės ir mes keliaujam bele kur, į mišką. Žinai, nusistatai tašką ir važiuoji, kaip aš sakau, su kompasu. Net veizo nejungi, net navigacijos nejungi, žinai. Tai va, tos mašinos tokiuose nuotykiuose turėtų būti fantastiškas, aš taip manau. Jeigu paėmus, kaip sakai, kaina, nes naujas Dusteris 4 ratais varomas kainuoja 23-4 tūkstančius. Outback už tiek yra, kiek tik nori, ir šiaip pasirinkim tikrai. Ir neprastų jau tikriausiai. Ir neprastų, jo. Aš nežinau. Gerai, tada skaičiuojam, taip, ar Dusteris už tiek, ar tada Outbackas už 12 ir Honda Afrika, pavyzdžiui, dar. Mes jau, man atrodo, sukam šitą temą gerai transformuojasi. Taip. Tai čia toks irgi klausimas. Ir tada ar su šeima, ar vienas? Jo, ką tu gali pirkti už Dusterio kainą, žinai? Gal tu gali iš vis pasidaryti kokį nors, pasimti 4 varomais autobusiuką, jį pakonvertuoti į kemperį. Tame kemperį dar atsirastų vietos, kur mocai stumt. Jo, aišku, kemperiai nepigus, ne? Taip. Bet opcijų yra. Bet jeigu ir kasdienis miesto automobilis plus galimybė išvykti gamtą, Dusteris... Jo, aš įsivaizduoju, kad turėtų tikint nemažai boksų, žinai, iš tos pusės. Dar tas pats, aš pratęsiu, tas pats Marius klausia, ar jau išbandėt Kačerginės naują dangą? Ar yra daugiau gandų apie Jonavos projektą trasos, ar visgi iliuzija, kurios nepavyks įgyvendinti? Tai apie Kačerginės dangą aš kol kas pats neišbandžiau, kaip tu jūs. Aš irgi ne. Bet aš girdėjau feedbacko nemažai iš bičiulių, kurie ten lėkia ir man atrodo pats Kristupas Šablinskas yra sakęs, kad ten yra dabar visai neblogai. Ta prasme, kad jau gali gazuot ir nebijot ir nesižegnot, žinai, galbūt jau ir rožančių nuo veidrodėlio gali nusikabinti, kaip sako. Bet aš truputį bijau Kačerginės, bet pralėkt dabar norėčiau. Būtų įdomu tiesiog pabandyti. Aišku, su kokiais keliais gesinimais. Žinai, ten be gesinimų varyt biški hardcore'as. Aš žinok, čia taip užėjo po tų elektromobilių lenktynių, taip norėjau vairuoti. Varžybų, ne lenktynių, varžybų. Bet jūs tai, aš pertrauksiu. Po elektromobilių varžybų norėjosi vairuoti. Labai gerai sudėliotas. Man patinka. Viską supratai. Tai įsijungiau simuliatorių, Kačerginę. Ir važiuoju, galvoju, aš praeityje, nes tos duobės tiek žavėsio ten turi, aišku, kai važiuoju į simuliatoriui. O jau turbūt yra gal ir nauja versija? Nėra naujos dar, man atrodo. Tai gal mums bekalbant jau kažkas sėdė ir projektuoja. Kas žino, pakomentuokit. Taip. Tai jo, nes pagalvojau, pirmam posūkį žinau, kad ištaisyta duobė prieš pirmam posūkį į kairę. Vidury Apex'e buvo duobė. Tai jinai ištaisyta, ar ne? Tada... ten visas galas, ne galas. Ir visas galas. Tada šakių posūkis į Makuškę kylant, du ratai nebekyla. Taip. Babelis rašė, kad nebepagaus nuotraukų ant 2 ratų. Taip. Ir aš pagalvojau, kad bucket listą turiu, savo brolį važiuojantį ten trasoje, ant 2 ratų nufotografavau. Ir mes kalbam apie žiedinės lenktynės. Automobilis ant 2 ratų prieš 160 turbūt. Ten, kur saugos zonų minimaliai. Truputį praplėtė, ten kažkur kažką padarė, pakeitė. Bet, pavyzdžiui, Makuškiai, žiūrėk, Makuškiai tie, gal tenai nepavojingai tie 2 ratai kildavo, ne? Tu žinai, apie kurį vietą. Žinau. Bet iki atitvaro tenai yra ranka paduoti. Jo, nėra pats smagiausias vaibas. Ir kitas dar buvo papildymas gandai apie Jonavos trasos projektą. Šiaip, žinok, žiauriai tikėjau, bet... Aš suprantu, kad labai long terminis projektas. Nieko negirdėjau naujo.
Tai būtų labai liūdna, jeigu tik tais ta prezentacija Jonavos miesto savivaldybei ir būtų viskas pasibaigę. Taip. Gali tai būti, bet kas čia žinau. Aš netgi buvau prieš, tai kiek čia buvo metų atgal, ta iniciatyva prasidėjo ir entuziastingi ir tikrai sugebėjimų ir resursų turinti žmonės kūrė valdybą, kad kurtųsi ta trasa. Man irgi buvo ten pakvietę tapti komunikacijos dalimi, bet vienos posėdis įvyko. Ir viskas tai... Vat kažkaip nėra. Žinai, gal būtų truputį kitaip, jeigu nebūtų Kačerginės. Nes dabar atrodo, mes kažką turim, žinai, tokį biškį mirštantį kažkokį tai darinį, bandoma jį kelti, tada automatiškai jau kiti projektai kaip ir nebegal taip prioritizuojami. Bet aš šitos vietos ne visai suprantu ir nematau to žodžio strategijos. Nematau strategijos, kaip atrodys ta autosporto ateitis Lietuvoje, žinai. Nes šiaip žiauriai trūksta kažkokio tokio kokybiško, gero autodromo, trasos ar kažko, kas būtų pasiekiama ranka visiems Lietuvos gyventojams, žinai. Nes dabar, tarkim, į Kuršėnus galima nuvažiuoti pagazuoti, bet jinai maža trasytė. Žinai, ten... Driftui puikiai va tinka. Jo, jinai tinka driftui, bet žinok, ir patys drifteriai, aš net nebejoju, kad biški norėtų tokio įvairialypiškumo, tų posūkių kitokių ir galbūt ir reljefo. Ten yra truputį kalnelis kažkoks padarytas, bet minimaliai, žinai. Tai vat norėtųsi, kad atsirastų kažkas, kas turi, žinai, potencialo ir lenktynėms, ir galėtų būti pasiekiama, kaip ir sakau, ir Vilniečiams, ir Kauniečiams, ir ten Šiauliam ar Panevėžiui, žinai. Įdomu, gal kažkada kažkas Ramošką paims ir sakys, gana, reikia... Linai, paimk. Visas viltis į tave, Linai. Taip. Mes nešim tavo ginklus. Taip, kitas klausimas. Justas klausia, bet ne aš. Sveiki, klausimas įdomumo dėliai. Jeigu kiekvienas iš jūsų galėtumėte pasirinkti po 3 automobilius su neribotu biudžetu, tačiau tie automobiliai turėtų būti skirti visiems gyvenimo atvejams. Pavyzdžiui, vienas trasoje, kitas vaikus nuvežti į darželį, trečias į off-road. Kokius automobilius pasirinktumėte? Jesus, aš nepadariau namų darbo. Aš irgi. Mes visiškai su Justuva susitikom, tik išsirašėm klausimus ir dabar turim čia ir dabar atsakyti visam gyvenimui, kokius 3 automobilius turėsim. Tik 3? Taip. Visam gyvenimui, Justai. Bet čia sunkus klausimas, nes reikėtų... Aš sakyčiau taip, kad vienas automobilis, bent jau mano supratimu, aš gal pakeisiu truputį tą savo atsakymą ir pasakysiu taip, aš pavadinsiu 3 transporto priemonėmis. Ačiū. Tai jau žinai, kur aš einu. Tai mano vienas automobilis būtų tikrai patogus, geras, komfortiškas, šeimininis universalas. Kažkokį tokį gal ir turi. Bet čia visam gyvenimui, blemba kaip ir unlimited biudžetas. O Jėzus kaip sunku. Žiūrėk, labai paprastai pasakysiu. Kadangi biudžetas unlimited ir visam gyvenimui, tai vienas automobilis man būtų McLaren F1, nes man čia yra visų laikų geriausia, ką žmogus yra sukūręs. Aš nežinau geresnio automobilio, man tas Gordon Murray Automotive T50. Aš suprantu jį, bet jis... Tai tik modernesnė McLareno versija. Taip. O tas yra original gangster. Jisai yra geriausias visų laikų superkaras, atrodo bele kaip, skamba bele kaip, važiuoja bele kaip, viskas. Ir palauk, 3 vietos. 3 vietos? Šeima. Visa telpa. Visa šeimanda. Tai šitas būtinai būtų. Tada kitas būtų kažkoks universalus. Tai, kaip ir sakau, kažkas, kur tu galėtum ir traliuką užreiginti, turbūt, ir patempt kažką, žinai, nesugalvoju modelio, bet... Aš žinok, praeitą savaitę leidau su Škoda Superbu. Aš visiškai įsimylėjau tą automobilį. Nes visi didžioji dalis sakys, taigi Audi RS6. Bet aš jau su pora žmonių kalbėjau, kurie turi Audi RS6. Aš važinėjau su truputį su RS6. Ir sakė, negalima dėti į universalą 600 arklio galių, 1 milijono tonos masės ir neveikia. Bet ten labai dažnu atveju, kiek aš bent jau girdžiu, svoris ir yra problema. Taip, svoris ir žinai, kas ir mažas bakas. Nes bako užtenka 300 km. O Jėzus. Tai nevokiškai. Nevokiškai padaryta. Aš dabar keistai nuskambėsiu, Tesla daugiau nuvažiuoja vienu baku.
Prašau, aš negalvau, kad jūs tai iš tavęs tokį išgirsiu išeidimą. Bet jo, aš visai šiai dienai renkuos arba E-klasės Mersa universalą, jeigu jau taip, ne, tu gal pritarsi man. Aš visiškai. Arba Superba 4 varomų ir galingiausia versija. Aš imčiau E-klasės universalą, bet rinkčiausi ne AMG versiją, o rinkčiausi pačią galingiausią, geriausiai įrengtą paprastą versiją. Turiu meni, kad jinai būtų su truputį aukštesniam padangom, su orinė važiuoklė ir visais ten tais įmanomais privalumais, kaip kad dvigubi stiklai ir ten super garso izoliacijos ir žinoma, burmesterio aparatūra. Tai va šitas. Max šitie darosi per daug. Taip. Vis tiek tu jau tada aukoji komfortą ar kažką. Taip. Bet šito automobilio man bet kuriuo atveju tipo reikėtų, nes, žiūrėk, čia tipo kaip ir visam gyvenimui ir tau reikia mašinos, su kuria tu važiuotum toli, keliautum, žinai, ilsėtumės ir taip toliau, nes, Porsche 911 Turbo, šiaip viską labai gerai darantis automobilis, bet tu su tokia mašina neišvyksi aplink Europą su šeima ten, žinai, ir daiktais. Tik dvies, kai vaikai užauga. Taip, tai va toks va momentas. Tai mano būtų McLarenas, mano būtų Mercedesas va toks va kažkoks. Ir vietoj trečio aš išsirinkčiau motociklą, bet aš išsirinkčiau į tokį, kokio dar pats nežinau, nes mano patirtis su motociklais yra labai ribota. Jūs tai aš esu turbūt kokių 30, gal daugiau, gal 40-50 kartų mažiau motociklų bandęs. Aš esu bandęs 3 kokius motociklus. Jeigu paskaičiuočiau dar tuos, su kuriais mokinaus vairuot, tai padvigubėtų. Bet turiu meni mažai, mano duombazė maža, bet žiauriai smagu, motociklas yra žiauriai smagu, man motociklas kartais būna motivacija varyti darbą. Nes atsikeli, pagalvoju, iš namų galėčiau dirbti, žinai, bet palauk, taigi šalmas prieš kambarį guli. Raktelį pasiėmė, žinai, ir varai, žinai. Jo, aš, galvoju, biudžetas neribotas, tai aš perku kaip tavo E-klasę, būsim vienodom. O iš motociklų, jeigu dabar iš tų bandytų, važinėjau prieš irgi kurį laiką su praėjusiu metų motociklu Multistrada V4S. Tai yra nuostabu. Visi sako, rojus. Bet ryt pasiimsiu Afriką šių metų motociklą su automatinė pavarų dėže ir todėl nesakau dar, ką renkuosi iš tų 2 kol kas. Mano bičiulis nusipirko Afriką, bet jisai, truputį naudota, bet su automatinė dėže. Taip. Sakė, nerealus mocas. Tai linkėjimai Juliukui. Jo, ir linkėjimai Dominikui, jisai man skolins savo Afriką, kad padabočiau kol. O tau vienos dar transporto priemonės trūksta, ar ne? Porsche 911. Porsche 911. Aš kažkaip šitoj vietoj konservatoriškas, bet man tiesiog virpa širdis kiekvieną kartą prieėjus prie geros spalvos, geros komplektacijos ir nežinau, ar turbo, gal GTS aš kokią norėčiau. Netgi. Man patinka, man turbo jau nebenoriu aš tų spoilerių ir ortakių prie galinių ratų. Man patinka, kai jis visas toksai aptakus, lygus, tai jaučiu, kad GTS norėčiau. Gal net raudono. Aš dabar dar galvoju, bet su neribotu biudžetu, ar man iš tikrųjų to McLareno reikėtų, aš galvoju, kad aš gal jį netgi keiščiau į kažką tokio super fun. Tai jeigu tu žinai, yra tokie britų, jie yra coach builderis, kuris kelia Alfa Romeo senas, Alfa Holix. Girdėta. Alfa Holix, ten yra, man atrodo, A290R, tai ant senos Alfos Julijos, 209 arklių. Ten kosmosas, daug karbono, daug visko, sklendutės, žinai, garselis. Tai va čia va toks būtų jokių kompromisų, kaip aš sakau, žinai, sėdi ir gazuoji, o reikia kompromisų, sėdi šeimovežį, žinai. Tai va toks. Visai geras garažas. Būtų geras. Ačiū už klausimą, man jisai privertė pasvajoti vėl. Fainas. Toliau. Jūs tai dovanojam knygutę? Jūs tu galim padovanoti knygutę, fainas. Ačiū už klausimą. Taip, pasvajot gerą. Taip. Tai jūs tai parašyk, sustarsim arba atsiūsim, arba jeigu gali mums į Instagramą tiesiog žinutę mestelt. Toliau kitas BMW Project LT paklausė. Ką manote apie BMW E85 Z4? Būtų įdomu paklausyti atsakymą jūsų kitame podcast'e. Ačiū.
BMW E85, ar čia jūs tai yra palauktas pirmos kartos Z4? Jo, va šitas. Va. Man visai patinka šito automobilio coupe versija, ne open topas. Man jisai kažkaip gražiai žiūrisi, kažką turi tokio išskirtino. Aš tik tais turiu vieną klausimą. Kas sukūrė to modelio prietaisų skydelio dizainą, nes jis atrodo baisiai. Jis atrodo, jis yra absoliučiai klaikus, jeigu tu parašysi interior. Nu, atrodo kaip Plastic Fantastic paimta iš kažkokio, nežinau, Fordo ar Opelio, žinai. Nu, Kažkaip tai. Kažkaip prastai, žinai. M-kinis šitas modelis yra irgi nuostabus, nes dar gavo tą atmosferinį 6 cilindrų 3,2 variklį, kaip ir M3. Tai šiaip man visai faina mašina, bet Lietuvoje tokių gerai, gražiai padarytų, mačiau gal tik tais keletą. Aš kai rinkausi Miatą savo, žiūrėjau ir šituos ir kažkaip tai neužkabino. Supratau, kad Miatai daugiau žaismingumo yra ir man tas labiau patinka. Jie patenka, šiaip šitie Z4 patenka į tą pačią kategoriją, kaip yra Porsche Boxster pirmos kartos ir Honda S2000. Tai visi trys yra šiaip panašus automobiliai, visi trys siūlo kažkiek to sportišką vairavimą, bet aš manau, kad Boxsteris yra geriausias choice'as iš šitos trijulės. Vat jeigu lygint toj trijuliai, tai man BMW yra labiausiai neišreikštas automobilis, pilkiausias ir toks mažiausiai egzotiškas, kaip be pavadintum. Nes tiek Porsche'as, tiek S2000 turi kitokio žavesio. Jo, bet šiaip kalbant apie jo dizainą, aš pasakyčiau, kad visai gerai, va čia irgi, jeigu neklystu, yra to Chris Bangle impacto nemažai šitame modelyje. Visai gerai sensta. Ta prasme, net ir dabar aš pamatau tokią tvarkingą mašiną, jeigu tai yra, sakau, hardtopinis tas coupe, ne hardtopinis, o coupe modelis, su tais CSL-iniais BMW M3 ratais, nu, blemba, atrodo gerai. Jis gali atrodyti gerai. Jis turi potencialą. Va. Nes šitas BMW's, man atrodo, gali ir atrodyti kaip Passatas. Nu, yra pilkų, tokių su paprastais ratukais ir... Kažkoks dizeliukas. Taip. Tai man va trūksta kartais jame šito reikia. Taip, dar vienas klausyk, bet čia jūs, tai čia ne tavo giminaitis? Marius Lengvinas. Taip, Mariu, linkėjimai mano pusbrolis. Rimtai? Jisai neseniai, nu turbūt, kad Mariu Lengvinų nėra tiek daug, neseniai aš buvau Gibraltare, mes per Dačijos Dusterio testus, mes buvome Malagos apylinkėse ir nuo Malagos iki Gibraltaro yra visai ten keliasdešimt minučių. Atsikėlėm anksčiau ir važiavom ir Marius gyvena Norvegijoje ir jisai buvo iki Gibraltaro nuvažiavęs motociklu ir mes prasilenkėm turbūt keliom valandom. Tai linkėjimai, Mariu, gaila, kad prasilenkėm tada. Tai klausimas, eismas kartu, dviračių ir keturačių transporto priemonių. Tai yra labai svarbi tema iš tikrųjų ir nes kai tu važiuoji motociklu, tu esi pažeidžiamas, ne? Ir kad ir kur tavo ten pirmenybės, nepirmenybės, negali apie tai kalbėti, nes jeigu ką, tai nieks tavęs nesaugo. Taip. Bet aš pastebiu Lietuvoje, daugiausiai Vilniui, nes daugiausiai Vilniui kažkaip šiemet važinėjau, kad žmonių vairuojančių automobilius kultūra link motociklistų gerėja. Pavyzdžiui, važiuoji tarp stovinčių automobilių kamštyje tarp juostų, tai vis daugiau automobilių pasislenka į šoną. Bet būna tokių, kurie specialiai piktavališkai nori tave kažkaip tai pamokyti. Taip. Kas čia per lochas atvažinėja mane? Laksto čia su tais mocais, žinai. Tokia ta tema, taip, aš visada ir per metų motociklą norėjau kalbėti ir dar kartą kalbėti. Ir mūsų komisija yra policijos vadas Vytautas Grašys, su kurio pagalba irgi sakiau, kalbėkim, pasakokim, kad mes esam lygiaverčiai, kad tie, kas važinėja motociklais, vakare, kai lyja, važiuoja automobiliu ir nėra kitokie eismo dalyviai. Tiesiog jie turi privilegijų tokių, kad jie gali važiuoti tarp juostų stovinčiame eisme. O gali? Gali. Lėtų greičiu, ta prasme, negali pralėkti, žinai. Tiesa atskleista, hebrytė, jūs galite su motociklais pagaliau važiuoti tarp juostų. Ir tą sakė gal pats policijos... Netgi galit 15 min gaze rasti straipsnį, kuris išėjo apie kovo mėnesį turbūt. Ten skaitytojas atsiuntė, žodžiu, nuotrauką policijos motociklo stovinčio tarp juostų ir buvo klausimas, ar jie gali važinėti tokiam padangom ir ar gali važiuoti tarp juostų. Tai policija viešai išaiškino, kad stovint eismui
galima važiuoti. Ir aš Lietai, nu ta prasme, neliekt ant taip, tūkstančio. saugiai, lietai, tai sakykime, aš eismą stoviu, aš važiuoju 15 km, 10 km per valandą, bet kol ta raudona, tu labai daug pajudi į priekį. Tai nepykit automobilių vairuotojai, kad motociklai turi šitų privilegijų. Taip, mažina kamščius kitiem. Taip. Bet tuo pačiu, žinai, jeigu piktą daros, tai aš tada siūlau galvoti, kad kai lietus ateis, tai jisai pirmas sulistas motociklininkas. Ir tegu taip jam reikia, kad iš jo tarptų juostų važiuoja kamštyje, žinai. Tai man iš tikrųjų kartais pritrūksta to sąmoningumo, bet situacija aš noriu galvoti, kad gerėja, bent jau ką aš pastebiu. Man irgi taip atrodo ir man atrodo labai susiję yra tai, kad daugėja motociklininkų sparčiai, bent jau man taip atrodo. Žmonės vis daugiau nori. Aš atsimenu, įsidarbinau Car Vertical ir buvom keliese tik tais vairuojantis motociklų. Mūsų dabar, aišku, šiaip kolektyvas papilnėjo, bet žmonės, kurie laikosi A kategoriją, jie ten daugėjo dienom vos, nežinai, tas užsinorėjo, anas užsimanė, trečias užsimanė, eilės prie egzamino kilometrinės. Tai, yra tas fenomenas, kad žmonėms to reikia, norisi. Ir man atrodo, dėl to ir suoprotis atsiranda, kaip reikia elgtis su tais motociklininkais. Aplinkoje daugiau pas kiekvieną atsiranda motociklininkų, kuriuos turi. Plius žmonės pakeliauja po užsienį, pamato kokį nors ten Paryžiaus fenomeną, žinai, kur ten hebra su motoroleriais. Jeigu tu neturi motorolerių, tai koks tu ten paryžietis, kaip tu ten važiuoji į darbą, žinai. Su tiubu nebent. Jo, bet kišenės turi saugot labiau. Jo. Tai šitas dalykas, man atrodo, kad situacija taisosi. Ir dar turim vieną klausimą. Tokį, manau, kad labiausiai verta... Užrašinės. Jo, užrašinės. Just Midnight parašė, kada nebegali vadintis automobilistu arba petrolheadu. Kaip manote, kokie aspektai, pomėgiai žmogų priskiria į šią kategoriją? Ir jisai šiaip išsiplėtė, jeigu jūs nueisit į mūsų tą paskutinį video, ten, žinokit, yra straipsnio vertas komentaras, ta prasme, įdomių pointų išrašyta apie tai, kaip žmogus rinkosi, atrodo, automobilį iš kelių, ne? Jo, man labiausiai užstrigo jis rašė apie tai, kad, jeigu neturi finansinių galimybių čia vairuoti kažką išskirtinio įdomaus, ar tu esi automobilistas? Ir kai aš skaičiau, man taip viskas aišku buvo, kad taip. Taip, nes mes visi esame turbūt toj padėtyje buvę, žinai. Taip. Aš atsimenu, žinai, kai aš buvau studentas, taigi nebuvo jokių boltų ir voltų. Ir tu negalėjai tiesiog po studijų užsidirbti pinigų, kad nusipirktų mašiną. Taip. Tu arba turėjai ten kažką, arba nelabai, žinai, arba tu mokėjai, arba tu dirbai. Tipo, toks fenomenas. O jeigu norėjai lietnykus užsidėti, irgi nebūtinai. Taip. Ir jisai tikrai nemažai surašė ir aš tai sakyčiau, iš karto avansų galim pasakyti, kad mes jam tikrai pasiūlysim užrašinę, tai Jazzuk Midnight raštelk mums į Instagramą, mes su tavim sukontaktuosim, bet jis irgi rašė apie tai, kad, žinai, turėdamas net ir nepuikų automobilį, nesportinį, bandydavo skirtingas vairavimo technikas, kas tave kaip ir teoriškai daro tokiu tikru entuziastu, žinai. Tai vat, aš tai sakyčiau, viskas turi būti galvoje, žinai, viskas atsiranda nuo to, koks yra tavo mindsetas, tas vadinamas. Net širdyje, žinai, čia... Jo. Įsivaizduok, jeigu padarysime kokį tą automobilių mitą, neklausi žmogaus prieš kalbėdamas, o su kokiu automobiliu atvažiavai. Tu kalbi ir žinai, jisai petrolheadas, ar ne? Taip. Tai kaip jisai bendrauja, kaip jisai atsakinėja klausimus, kas jam patinka, ką jisai idealizuoja, žino, tai ir yra turbūt tas, kas padaro tave automobilistu. Ir dabar, ar gali būti automobilistas, kuris važinėja su Opel Zafira? Šiaip aš manau, kad gali. Ta prasme, Kiek aš su Passatu važinėju? Aš save identifikuoju kaip automobilistą. Taip. Tiesiog, gal tavo galimybės tokios, gal tavo racionalus pamastymas yra toksai, bet aš galvoju, kai aš tapau automobilistu, turbūt, kai mokiausi skaityti iš automobilių katalogo, aš tikrai neturėjau dar jokio.
Taip. Top Gearą žiūrint, nieks neklausia, ką vairuoja. Aš manau, kad, žinai, žmonės, kurie žiūri Top Gearą, tie, kuriems patinka, jie ir yra automobilistai, ta prasme, nes yra kita kategorija, kas čia per nesąmonę. Čia surežisuota, čia nu, tipo. Koks skirtumas? Hebra, mėgaukis. Taip. Bet žinai, pagalvoju, gerai, žiūrėk, toks kontroversiškas, jeigu nieks neįsižeidžia, bet jeigu vairuoji Zafirą ir priklausai Zafirų klubui. Nu čia lembas, taip, čia biškis sunkesnis. Čia sunkesnis. Čia biški shots fired. Bet, nu, mes negalim jį ignoruoti. Nu, ne? negalim, Kažkas sakys, gerai, nu. aš mėgstu japoniškas, tu čia kažkokį tai gatai. Ne. Aš tai sakyčiau, aš tai turiu gal kitą tada klausimą jiems. Kodėl jie vairuoja Zafirą ir priklauso Zafirų klubui? Va tokį turiu klausimą. Kodėl žmonės vietoj Zafiros nenusiperka, aš nežinau, Suzuki Swifto? Astros kodėl nenusiperka, žinai, kažkokios automobilio, kuris tau truputį daugiau suteiktų to džiaugsmo. Nes, tipo, jeigu tu esi entuziastas, bet kaip tu tą savo entuziazmą išreiški, žinai, aišku, tu gali būti visiškas entuziastas ir entuziazmą išreikšti žiūrėdamas YouTube'ą savo pamėgtus kažkokius video. Ir su Hebra kalbėtis. Kaip tu kažką matei, kaip kažkas važiavo. Tai... Ir dar gal irgi jisai kažkaip komentavo, kad, taip negražiai pasakiau, bet skaičiau prieš kurį laiką tą komentarą, kad ar čia turi nusipirkti automobilį ar ne kažkokį, kad taptum, tai pagalvoju, jeigu tu dabar vairuoji Zafirą, nu nes, pavyzdžiui, paveldėjai iš tėvų išėjęs į studentavimą, ne? Taip. Tai kai tu nusipirksi kažką fainesnio, nu tai nebus, vat, kad tą akimirką ir tapai, ne, entuziastų. Mes vėl bandau atsakyti tą klausimą. Tai kaip? Taip. Nu tai taip, tu, automobilistas yra iš širdies ir iš proto, kaip sakei. Tikrai nesvarbu, ką tu vairuoji. Faina, jeigu turi galimybę, taip. Bet nereikia įsivaizduoti, kad būti automobilistu turi uždirbti pinigų kažkiek. Ne. Tu turi tiesiog... Žmogui turi būti įdomu ir tai ateina savaime, ta prasme. Visa kita. Nėra taip, kad, žinai, atėjo kažkoks žmogus, oi, man čia mašinos visiškai nepatinka, bet norėčiau, kad patiktų. O dabar pradėsiu specialiai save versti, skaityti žurnalus, dar kažką. Aš nemanau, kad taip atsitinka. Žmonės natūraliai, pradeda domėtis dalykais ir viskas. Arba dar, žiūrėk, gerai, vienas vairuoja tą pačią Zafirą, ir domis, žino, viską, jis čia gali sėdėti su mumis, diskutuoti ir dar papasakot mum. Taip. O kitas vairuoja, žinai, 9-11, patį krūčiausią, bet dėl to, kad statusas reikalauja vairuoti. Nu tai kuris daugiau automobilistas? Jo, čia tas, kur, tipo, aš turiu Porsche 911 pas mane, žiauriai geras V8 variklis, žinai. Nu, tipo, va toks, nes yra tokių žmonių, kurie, žinai, pasakoja ir patys dar tiki tuo, ką pasakoja. Ir jiems įsivaizduoja, kad jie čia yra autoritetai. Ir tada automobilistas su juo neturi ką kalbėti. Neturi. Sako, šaunuolis. Jo, bet mintise supranti, kad tas žmogus yra, žinai, Petras Gražulis, numiręs, ta prasme, žinai. Taip, čia sinonimas tiesiog buvo. Taip. Beje, nesveikiname tapus europarlamentaru. Ne. Tai, bet sveikiname mūsų labai gero klausimo autorių Jazz Midnight. Jo, būtinai raštelk mums ir Jazz Midnight. Ir tu tikrai esi automobilistas Jazzai. O kitas geras klausimas buvo apie tuos automobilius kelis, ne? Jo, kokius automobilius svajojate turėti. Tai abu parašykit. Taip. Bet dovanų lavina nesibaigė, nes mes ir kol jūs tas paserviruos dovanėlių, mes ir toliau kažkur čia pasižiūrėkite jo su transliacijos režisieriumi, kaip čia geriausia kadruotė. O aš dar truputį prasitarsiu, kad mes siūlome ir toliau mums parašyti klausimus, į kuriuos mes atsakysime kitose podcastų laidose ir visiems įdomiausių klausimų autoriams kažką padovanosim. Tai čia turim jūs tai papasakok. Turime čia Volkswagen unboxing Thermobecher, termopadelį, unboxinama, ne? Galim biškį parodyti, bus su mūsų anspaudai, žinai, daugiau vertės. Dezinfekuosim. Volkswagen termopadelis. Fainas. Spaudžiasi. Ergonomika gera. Aha, tikras Passatas toksai. Aš galvoju, ką man čia primena? Tas mygtuko paspaudimas. Ar tu čia Passato kokį glovebox atidarei? Čia Dina beje turėjo archyvę savo, tai, kaip archyvė, jin buvo paruošus dovanų.
Tai jinai perdavė mums perduot. O čia yra autosporto fano rinkinys Matulio. Išpakuojama, ne? Aha, parodom, koks kontentas laukia. Čia yra kepuraitė. Kepuriukas karštą vasaros dieną. Nu, gerą duosim. Ne. O čia labai jokingas toksai pašikniukas, kur galima išsilankstyti ir sėdėti žiūrėti driftą nuo ąžuolo. Žiauriai gerai, ta prasme, atvarot, šalia jūsų yra cementuoti blokai ar kažkas tokio, ar tiesiog žolė, bam, pasidedi tokį. Bet aš esu buvęs Bikerniekose rally krose. Veikia. Ir taip lyjo, aš nusipirkau panašų pašikniuką, tada jį palikau vienoje vietoj, tada pirkau antrą. Jūs tai, ar taip lyjo, kad tu galėjai va šitai padaryti? Taip, bet užpakalį labiau norėjau, nes aš... Tai žodžiu, Gerai. Dar kas čia, gertuvė. Gertuvė, Matul Life is More parašyta. Tepaliuko nėra, ne? Ne, nėra tepaliuko. Gaila, nes aš būčiau konfiskavęs, nes mano Honda geria tepaliuką. O kokį geria, aš turiu namietas. 10 vašiam. Ai, 10 kem turiu. Nu va. Tavo Hondoje. Tojonda. Čia, man atrodo, o čia balansinis, šitas nervinis masažinis kamoliukas? Vienas labai galas įdurt skaudžiai gali. Ai, čia kažkas yra viduje, ne? Čia išpakuok, pažiūrėk. Turbūt ne šuniukų kakučiams maišeliai, bet spėju, kad lietpaltis. Jo. Čia žiūrėk šitie. Ai, palaikymo komandai? Tap. Taip. Taip ir vadinasi, tap, matau jau. Parašyta. Jo, tap. Ir lipdukų. Ir maišiukas. Tai va, tai kaip darom? Darom taip, kad už Matulis prašė, kad palaikintumėt jų Instagramą, Matul Lietuva, ir arba Facebooką. Palaikinkit. Jo. Būkit maladėts. Ir ką žinau, ir parašykit mums klausimą. Jo, ir raštelkit klausimų. Tai kito epizodo metu, jeigu bus kažkokių klausimų, tai va, priziukai hebrytė jūsų laukia. Prizai vis gerėja. Žinau, kada nors mašiną kokią nors dovanosim. Arba ne. Tai gerai, tai turbūt viskas, užrišam šitą laidą. Tikimės, kad Dina kitame epizode prie mūsų prisijungs. Dina trūko mums tavęs, klausytojams taip pat. Taip. O šiaip ačiū, kad buvot, ačiū, kad klausėt ir žiūrėjot, ačiū, kad komentuojat, duokit klausimų, duokit minčių. Ir klausyk, ir iškelkim tą klausimą dėl kažkokio Cars and Coffee. Reikia, nereikia? Reikia. Gerai, mes už kamerų su Matu pakalbėsim, kaip čia mes galim kuo prisidėti prie šito reikalo, bet jūs pasakykit. Jeigu turit minčių, kur tai galėtų įvykti, rašykit, bet tikriausiai, kad kažkokį va tokį social activity mes pajudinsime per Instagramą ir ten ir sukontaktuosim, feedbacką. Vox Populi. Taip. Buvo smagu. Važiuokit saugiai, būkit laimingi. Būkit blaivus. Ir saugus. Ja. Ate. Čiau.